Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman. Tūkstantis 1966-aisiais regatą ištikęs sunkmetis nutraukė startus, tačiau neužgesino entuziazmo. Po 10-mečio tylos Vytauto Dubicko, Edmundo Štelbio, Vitalio Mudėno, Mečislovo Davainio, Albino Purio pastangomis regata atgyja. Tiesa, atgaivinti tokio masto renginį nebuvo lengva net ir entuziazmo bei meilės vėjui kupiniems buriuotojams. Atkūrimas buvo labai sudėtingas, maždaug vyko apie metus laiko. Ir trūkdžių buvo labai daug. Pirmas dalykas, ne vienos kapeikos neturėjom finansavimą, reikėjo atrasti, kas kiek tai nors duotų, pinigėlių. Puris prikūrė plakatų ženkliukų, juos reikia pagaminti, atspausdinti, irgi nėra šito. Rimtų iššūkių buriuotojai turėjo ne tik krante organizuodami regatą, bet ir buriuodami Kuršių marių vandenyse. Tais laikais nebuvogi dabar GPS-ų. Dabar mes turime puikius prietaisus. Anksčiau būdavo kompasas ir Kuršių marių toks ranka paišytas planas. Ir mes plaukdavom, drąsiai, sakyčiau, jeigu dabar šiom akim pažiūrėt, sakyčiau, net gal ir per daug pasitikinčiai. Buriuotojams tekdavo ir užplaukti ant seklumos, ir įsipainioti į tinklus, ir net pasiklysti rūke. Dažnai tai lemdavo ne tik prarastas lyderių pozicijas distancijoje, bet ir būtinybę pakovoti dėl išgyvenimo stichijoje. Deja, iniciatyvas buriuotojų pastangas kelti navigacinį profesionalumą tuometinė Lietuvos okupantė tuo metu bausdavo griežtai. Neturėjom jūrlapių. Ekvatorijas, nes jau Kaliningrado srity krantų nematyti. Jeigu tu netoli to krantą, nuo krantų nematai. Ir apie gilius irgi nieko nežinojom. Nu ir gavo tarybinį jūrlapius. Juos dar nedaugino, atkoregavo visus pavadinimus, ten kur Palieskas, Zinogradskas, Matrosova, Rašytė, surašė vokiškus pavadinimus. Tie, kurie buvo iš tikrųjų pavadinimi, ir juos padaugino. Ir aišku, tie jūrlapiai papuolė ten, kur reikia. Nu ir paskui, kadangi tais laikais labai ilgai teisėjavo tas atkūrėjas Vytautas Dubickas, amžinatilsį dabar, nu ir jį suima iš geros vietos ir metus laiko jie neišleido. Išplaukti jūrą neišleido, nei varžybas tiesiog. Tačiau nepaisant visų sunkumų, regata ir joje startuojantis laivynas auga ir keičiasi. Lietuvoje vietoj Sovietų Sąjungoje statytų jachtų formuojasi daug modernesnių, dažnai iš stiklo plastiko statytų lenkiškų kreiserinių jachtų Kapela, Nefrit, Konrad, Carter flotilė, kurią buriuoja iš olimpinių klasių išaugę, tačiau sportinio užsidegimo nepraradę buriuotojai. Auga ir pačių buriuotojų gretos. Į komandas įsijungia ir olimpinėmis klasėmis buriuojantis jauniai, kurie čia susipažįsta su kreiserinio sportinio buriavimo subtilybėmis, buriuotojiškomis tradicijomis ir vertybėmis, bei semėsi gyvenimiškos patirties. Kartais ir tokios, kuri atminty išliks visam gyvenimui. Plaukimo metu apsivožiam per stiebą. Kaip naktį. Kokią 2 valandą 3 nakties ir pakilo vėjas ir mes nespėjom sureaguoti, nes kai vėjo nebuvo, o mes tą vadinamą grotą, mes gyką buvom pririšę prie vanto. Kadangi ramu, saugu, viskas, reiškia. Ir kai vėjas pakilo, aš nespėjau sureaguoti, vėjas pagavo ant vėjinės pusės, apsuko jachtą ir jinai taip kaip ėjo su spinakeriu, taip ir nėrė.
Ir aš išnyru į paviršių, plaukiau su 3 jauniais. Tauras Rimonis, Linkus ir dar vienas, visi 3 iš Kauno. Ir jie tokie išnyro ir žiūri į mane, kapitonas turi pasakyti, ką aš galiu pasakyti, jeigu falškelis kišo. Reiškia, nepakankamas pastovumas jachtos buvo. Ir jinai nesistoja. Mes visi sulipom ant falškelio ir atstatėm kaip Olandą. Bet man buvo toks momentas, kai aš galvojau, kad jau viskas. Kai jachtą aukštyn kojom, falškeliu į viršų, ir aš matau su kiekviena banga maždaug kokio 20 kibirų vandens į vidų. 15 minučių ir eisim į apačią, o vidury marių. Ten toj rusų daly, ten maždaug 20 km į kiekvieną pusę. Taip, kibirais dovanodama buriuotojiškas patirtis ir kino ekranų vertas istorijas, bei kartas nuo karto suteikdama progą maištingais sprendimais išmėginti okupantės kantrybę, Kuršių marių regata drauge su visa Lietuva artėjo link visų išsvajotos nepriklausomybės. Jūsų pripažinimas mums didelis įvertinimas. Kartu ir dar didesnis įsipareigojimas jūsų geram skoniui. Wolfas Engelman.